beveik 83 metrai šiandien. Ar tokio rezultato tikėjais, ar to potencialo buvo daugiau šiandien? Na, nežinau net. Norėjęs daugiau, aišku. Bet, kiek išspaudžiau tiek. Tai bent, kaip sakyt, toks rezultatas, antras, man atrodo, rezultatas šį sezoną, tai visai patenkintas, bet vis laik noris daugiau. Prieš 2 metus net ir su mažesniu rezultatu atrankoje buvai 5, bet, pavyzdžiui, pernai Paryžiuje toks rezultatas būtų tik 13 atrankoje. Koks dabar jausmas dėl to patekimo į finalą, kol kas esi 7, ar užteks? Manau, neužteks, manau, reikėjo bent jau 83, nes antra grupė irgi labai stipri ir kadangi šiemet dalyvių daugiau, tai to pačiu, kaip sakyti, ir rezultatai kyla, manau. Tai manau, aišku, eisiu žiūrėti, tikėsiuos, bet, sakyti, reikėjo dar dakovoti iki to 83, tada gal būtų šiek tiek ramiau. Kaip tas antras metimas atrodė iš techninės pusės, kaip pavyko sujungti įsibėgėjimą, paleidimą ieties ir kaip iš techninės pusės vertini tą metimą? Šį sezoną, kažkaip visą sezoną neišeina padaryti pačio metimo galo, toks atrodo, kaip pradedu mest, taip ir baigiu. Nėra to užbaigimo, nežinau kodėl, aišku, pasiruošimas sudėtingas buvo, bet nežinau, lyg ir gale ten antrų bandymų kažkiek pavyko, bet vis tiek dar trūko to dabaigimo pilno, tai, kaip sakyt, iki tobulumo dar toli. Visgi sezonas prasidėjo su tokia šiek tiek nežinomybė ir tų traumelių, skausmų buvo ir ta kelionė iki pasaulio čempionato nebuvo pati lengviausia. Tiek džiugu, kad apskritai tas sezonas vis tiek išsipildė ir tas Tokijas atėjo. Jo, tai nežinau, gal gegužės mėnesį 70 net nesugebėdavau numest, 60 gal kelis metrus vos mečiau dėl visų, kaip sakyt, traumų ir panašiai, tai jau galvojau šis tą sezoną gal nurašyti, praleisti, išsigydyti visas problemas, kaip sakyt, bet po biškį kažkaip ir įsivažiavau ir visai neblogai, manau. Tai. Esi šiek tiek legendinis su savo traumomis, ar randi savo atsakymą, kodėl taip ir kodėl tau? Žinau, kodėl, aišku, žinau. Tokia rungtis, kaip sakyt, nėra sveika. Tai jeigu, sakau, bet kurio paklausumėt ietininko, tai visi tą patį pasakys, kad kažkam kažkas yra ir pasakys, kodėl. Tiesiog pasakys, kad čia yra ietis metimas. Didelis greitis, staigus judesys, vienas judesys šiek tiek ne ten ir gali, kaip sakyt, iškart traumą gauti. Kiek turėjai jaudulio, vienas faktas svarbiausias sezono startas. Įspūdinga tavo patirtis, koks jausmas buvo vėl grįžti į didžiausią sceną? Jaudulio neturėjau, iš tikrųjų kažkaip išėjau į tą sektorių ir žinau, kad jau nekartą esu čia buvęs ir atrodo, ko čia jaudintis, darau tą patį jau N metų ir tiesiog su savim, kaip sakyti, jau kovojau ir tiek. Tai visiškai, kaip sakyti, ta patirtis gal pagaliau ir susidėjo, kad ramus gan jaučiau sektoriui. Tai Tokijas labai tolima stotelė, bet ir Urtė atvyko palaikyti čia tribūnose. Kiek svarbu, kad svarbiausias, mylimiausias žmogus buvo šalia? Tai labai svarbu, tai čia didžiausia palaikymo komanda dabar ir Urtė, ir tėtis, ir Juozas, kaip sakyt. Tai nežinau, man labai smagu ir tikrai jaučiau palaikymą. Girdėjau, kai šūktelėdavo, tai labai smagu. Kaip pats Tokijas aklimatizacija? Kaip pats Tokijas aklimatizacija ir karštis? Mes, kadangi anksčiau šiek tiek atvykom į Japoniją, tai dar stovyklai buvom, aklimatizavomės, tai visai neblogai. Aišku, praeitą savaitę orai šiek tiek vėsesni buvo, dabar čia vėl 33 laipsniai, tai tas jaučiasi. Kokie planai, kaip ilsėsis po sezono? Po sezono liksiu Japonijoje dar, pakeliausiu. Kad jau atvykau, tai reiks ir, kaip sakyt, šiek tiek pakeliauti, pasidaryti, kas čia įdomaus dar yra. Kokios prognozės galbūt dėl pusfinalio? Finalo. Tikiuosi pats ten būtų, aišku, dar, bet nežinau, žiūrėsim. Vokietis šiemet absoliutus lyderis, manau. Pamatėm ir kvalifikaciją irgi. Pirmų metimų gal šiek tiek ten kažkas nesigavo, antro 87 iš karto. Tai jo, manau, kad vokietis tikrai turėtų medaliuose būti, galbūt net Brazilas, nes irgi šiemet tikrai stipriai atrodo. O dėl pačio Čiopros nežinau, ar šiemet medalį ims ar ne, kažkokio abejonių turiu. Grįžai į tokį olimpinį stadioną, ar jautėsi tą atmosferą pasaulio čempionato šiandien? Jo, jautėsi, tikrai daug geriau jautėsi nei tokį olimpiadai, nes tada iš vis nei vieno žiūrovo nebuvo, tai tokia tuštuma, kaip sakyt, dabar tai labai smagu tikrai. Šiais metais pradėjai filmuoti vaizdo įrašus iš savo varžybų čempionato. Pasakoju apie tą mintį, idėją ir gal kažką su to susijęsit po savo karjeros profesionalo. Nežinau, abejoju, šiaip ten pradėjau, kaip sakyt,
smagu pačiam buvo, pafilmavau kažką, tai kažkas gal nėra matęs iš arti, kaip tai atrodo, tai tiesiog parodžiau tas varžybas ar kažkokias didesnės varžybas iš arti. Tai... Bet minčių dar tikrai nėra apie karjeros saulėlydį, yra noras varžytis, siekti gerinti rezultatus? Jo, yra, sakau, šiemet tik labai po tų olimpinių, gal šiek tiek, kaip sakyti, tikėjausi to finalo olimpiadai pačioj, tai gal šiek tiek psichologiškai buvo toks nuosmukis ir sunku atsistatyti buvo, bet kadangi ir pasirašymas sudėtingas buvo, kaip sakiau, labai, tai dėl to šiemet šiek tiek sunkiau, bet tikrai kitus sezonus bus žymiai geriau ir žinau, nes noriu ir žinau, kad galiu dar.